Šiandien gruodžio 19 diena ir aš užsukau į sodą pasižiūrėti, kaipgi čia atrodo mano augalai. Oras vėjuotas, gana šalta, rūkas, apniukę, drėgna, bet labai jau rūpėjo užmesti akį savo augintinius. Rožių aš dar nedengiau, kol kas tik tais kai kurias apmulčiavau šiek tiek su žemėmis ir matosi, vat viršūnėlės yra šiek tiek apšalę jau, nes buvo keletą šalnų. Buvo jau tiesą sakant ir sniego, bet jisai, nors iškrito jo nemažai, bet labai greitai ištirpo. Ir kol nebus didesnių šalnų, tai aš rožių gal šiemet ir nedengsiu. Na, nebent pasidarys apie 10 šalčio, jei daugiau, tada užmesiu agroplevelę. Pernai pastebėjau, kad ta rožė, viena iš Leonardo da Vinci rožių, kuri buvo uždengta ploniausiai, taip atsainiausiai, tai peržiemojo geriausiai ir mažiausiai ant jos buvo tokių pajuodusių ūglių. Jinai išėjo iš po žiemos gana tokia graži, žalia ir labai paskui gražiai vasarą augo ir gerai žydėjo, o kitos visos buvo jau tokios silpnesnės, daug neteko ūglių. Todėl šiemet gal paeksperimentuosiu, jeigu nebus labai didelių šalčių, tai pabandysiu uždengti šiek tiek lengviau. Žmulčiuoti, aišku, žmulčiuosiu visas su žemėmis, nes jeigu jau kartais nušaltų viršūnėlės, kad liktų bent jau apačioje pumpurai gyvi. Va čia yra rožė Andžela ir matau, kad jos ūgliukai nauji, jau tokie prisirpę. Tokie pumpurėliai jau pasidarė, atrodo, šiek tiek duok jiems šilumos ir prasprogs. Daug plonyčių šakelių, aš jas aišku iškarpysiu pavasarį. Paliksiu tik tais pačias tvirčiausias. Levantos labai gražiai atrodo. Žalios, didelės jau užaugę. Šitų krūmelių smarkiai negenėjau, nes man reikia, kad jos pridengtų šiek tiek terasos ne kraštus, bet tokį. Čia yra tokie pastoliai, nežinau kaip jie vadinasi. Ir aš jas čia specialiai auginu tam, kad pridengtų man šitas vietas. Vijoklinė rožė irgi paruošta jau žiemojimui. Kai matysiu, kad ateina didesni šalčiai, uždengsiu agroplevelę ją būtinai, nes jinai nežydės, jeigu gaus daugiau šalčio. Greitai nušąla. Ir kadangi žydė ant praeitų metų ūglių, tai jinai tiesiog nebežydė, jeigu netenka savo šitų ūgliukų. Dabar gėlyne labai gražiai atrodo žoliniai augalai. Štai tokie jau vėjai siūbuoja švelniai. Ir aišku, visžaliai augalai, tai tokie kaip pušis, kadagiai, buksmedžiai. Jie geriausiai dabar matomi, neužgožti daugiamečių augalų ir gražiai atrodo. Štai jeigu tai pasižiūrėti, tai spygliuočiai ir žoliniai augalai dominuoja. Raugerškis šiemet nepasipuošė, kaip ir buvo tikėtasi, raudonom uogelėm gausiai, nes mažai žydėjo, truputėlį sirguliavo. Labai tikiuosi, kad kitais metais atsigaus mano mažos pušaitės.
kurios vasarą būna praktiškai nematomos, užgožtos gėlių ir kitų daugiamečių augalų. Tai vat, rudenį pavasarį aš galiu jomis pasigrožėti, bet jau pamatyti, kaip jos paaugo per vasarą. Čia moka roza, kurią irgi reikės būtinai uždengti, nes jinai šalčio nelabai mėgsta, linkusi pašaltina, ypatingai žinoma nuo sugrįžtančių šalnų. Tai jau čia visi augalai kenčia. Moka roza ypatingai. Ir čia kokaloka, kuri irgi taip pat, kiek skaičiau, mėgsta pašalti. Jos irgi pumpuriukai matau sukrauti gražus. Čia tokie mažiukai. Čia netgi didesnis. Šilta žiemos pradžia. Aišku, nieko gero, geriau būtų šalta žiemos pradžioje ir šilta žiemos pabaigoje. Yra jo labiau pavasarį. Pas mus paskutiniais metais kažkodėl tai viskas atvirkščiai. Žiema šilta, o pavasarį vėlai ateina šalnos. Kai jau augalai būna prasprogę, nušaldo mum šitus ūgliukus ir mes tada turim viską augintis iš naujo. Kukmedis Voitek. Labai galvoju apie jo persodinimą. Manau, kad aš greičiausiai taip ir padarysiu. Jį pasodinsiu šiaurinėje namelio pusėje, nes jisai nudega nuo saulės. Iki šiol jisai kiekvienais metais augo uždengtas žiemą, tiksliau neaugo, o žiemojo. Per žiemą uždengtas, tai aš šiek tiek apsaugodavau, bet ir tai, net ir uždengtas, jisai šiek tiek apdegdavo. Ir va čia yra likę dar tokie nurudavę spigliukai, paplikęs truputėlį šitoj vietoj. Man atrodo, pavėsyje jisai jausis geriau. Bet to labai dar įtariu, kad jisai mano truputėlį per giliai pasodintas. Nežinau, ar čia įmanoma daryti iki jo priešaknio, bet aš čia kažkada jį atkasinėjau ir man pasirodė, kad jisai per giliai pasodintas. Šis visiems augalams, spygliuočiam ypatingai, reikėtų neįgilinti priešaknio. Tai yra tos vietos, kur prasideda šaknis ir baigėsi kamienas. tą susijungimą, tokią susijungimo vietą reikėtų palikti šiek tiek virš žemės, tada spygliuočiai geriau jaučiasi. Apgenėta mano pušaitė. Kol kas atrodo gerai. Štai va šita va rožė Leonardo da Vinci. Labai gerai peržiemojo, labai gerai augo. Aukšta tokia buvo vasara. Labai gerai žydėjo. Bandysiu šiemet ploniau dengti. Nors aš nedengdavau labai storai, paprastai agroplevelės būdavo vieno arba dviem sluoksniais kai kurios augalus. Matyt, gal reikėtų vis dėlto ploniau, vienu sluoksniu užtektų pakankamai. Mėjerio alyva, polybin. Dar žiūriu, stirnos čia nebuvo apsilankę, neapvalgę, mėgsta ją pagenėti. Štai čia dar porą rožių, pritrūkau žemę tuo metu, kada aš jau jas mulčiavau. Taip ir liko, vienos pamulčiuotos, kitos nepamulčiuotos. Net ir lapų visų nenuėmiau, va čia šitos liko šiek tiek.
Pažiūrėsiu, pamulčiuosiu kažkada ir nurinksiu lapelius. Štai tokie žolinių augalų kupsteliai pupso tarp spygliuočių ir visiškai neblogai atrodo. Žiema nėra ko norėti. Spalvų mažai, lieka džiaugtis formomis. Dar svarstau apie šitos kanadinės sūgos persodinimą. Norėčiau ją pasodinti gėlyno gale. Tai čia maždaug ten, kur auga hortenzija, vanilla fries. Man ten kažkaip trūksta žalio akcento. Toje pusėje nėra praktiškai visžalio spygliuočių išskyrus vieną tūją rutulinę. O čia man darosi vietos šiek tiek mažoka augalams šitiems. Čia darosi susigrūdę truputėlį. Taip pat norėčiau kukmedį Vojteką pasodinti štai čia. Kažkur tai. Raugerškį šiek tiek patraukti į šoną, o kanadinę cuką perkelti į gėlyno galą. Tokie yra planai, nežinau, ar aš taip darysiu, ar aš persigalvosiu. Per žiemą pagalvosiu, pasvarstysiu ir nuspręsiu. Tokie sodininkai, gėlininkai, mėgėjai kaip aš mane labai gerai supras, nes mesgi mėgstam prisisodinti įvairių augalų. Iš pradžių jie būna maži, reikiagi kažko užpildyti gėlyną. Vėliau jau jie paauga, pradeda nebetilpti, pakeičia savo formą. Toje vietoje, kur mes juos pasodinom, jie mums ima atrodyti nebe taip gražiai kaip anksčiau. Arba atsiranda noras kažkur kitur padaryti kažkokį tai akcentą. Kad nepirkti naujų augalų, mes tuos pačius augalus kaip šachmatus dėliojame iš vienos vietos į kitą, persodinėjame. Augalam, aišku, tai nėra didelis džiaugsmas, bet mums tiem, kurie mėgsta užsiimti augalais, tai visai patinka, tai yra toks kūrybinis procesas. Augini, dėlioji. Ką šiandien padarysiu, tai uždengsiu šitą azaliją. Tai yra lapus numetanti azalija, sukrovusi labai daug pumpurų, kad ant kiekvienos šakelės viršūnės jinai sukrauna pumpurus. Žiemoja gerai, tik tais pavasarį, jeigu sugrįžta šalnos, tada, kada jau būna subrinkę pumpuriukai, jie gali nušalt. Dažniausiai nušala. Tai aš ją uždengsiu labiau ne dėl šalčio, bet dėl to, kad tie pumpuriukai būna labai skanus toms mano viešnioms, kurios čia apsilanko neprašytos. Bet štai jau dabar matosi, kad čia nebėra pumpuriuko, čia jau nebėra nukastas, čia vat irgi nukastas. Žodžiu, jau truputėlį jisai aptvarkytas. Tai kad visiškai nelikčiau be žiedų, jeigu kartais jie nenušals pavasarį, tai aš pridengsiu su agroplėvele. Ir dar noriu parodyti, kaip gražiai atrodo šalavijas.
Aš jo nenugenėjau rudenį, palikau tokį žalį, jisai visai dar gražus buvo, bet žiūriu, jisai ir dabar labai gražus. Labai gražios spalvos ir dar tie rasos lašeliai ant jo taip gražiai atrodo. Tegu stovi, nelabai čia ta teritorija mano šitoj vietoj graži. Čia puošnumo didelio nėra, bet tegu tas augalas būna, kol jisai yra gražus. Aš jį nukirpsiu pavasarį ir jisai atžels. Tai va, apžiūrėjau savo augalėlius, viskas kaip ir neblogai. Lauksim sniego. Ateis kažkada turbūt vis tiek ir didesnis šaltis. Tada vėl reikės užsukti, pridengti rožes, apsižiūrėti. O dabar sušalau, rankos kojos nušalo, skubėsiu namo. Iki kito karto.